Lauk tu. Sveiki gerbiami ir gerbiamos žiūrovėliai. Unboxingas. Ir vandens gal tada? Nu, gerai, jau prie to pačio. Stebuklingą vandenį paėmė žmogus. Stebuklingas vanduo. Visus norus išpildo. Kažkodėl pats čia sėdė, jeigu taip jau auksinis vanduo. Kokia kaista dar. Sveiki, labas rytas su pavasariu 4. burtų traukimo ceremonija. Dar liko 56 savivaldybės. Dedam į burtų puodą. Transliuosiu iš karto viską Instagramui, tai ateikite pasiekti, jeigu norite sužinoti pirmieji, kur keliauju. Ir pasiūlyti kokių nors vietų ar mane kur nors nukreipti. 4. savivaldybė, į kurią keliauju, yra Rietavo. Rietavo savivaldybė, kaip žinau, ten yra turgus, 3234 gyventojai. Pakankamai ne per didelis miestelis, kad galėčiau jame apsigyventi. Tai mano toks vidinis šios savaitės iššūkis - paprekiauti turguje, sužinoti visas ypatybės, išsiaiškinti, kuo aš prekiausiu, nes kaip ir nieko neturiu. Būtinai pakomentuokite, tiek aš viską perskaitau, tiek visi tos gyvenvietės gyventojai su malonumu paskaito. Tai nesidrovėkit, parašykit, kas patiko, nepatiko, kaip norėtumėt, kad toliau vystytųsi projektas. Tai ačiū visiems už komentarus ir kelionė prasideda. Viskas, atvykau į Rietavą. Visai nemažas miestas, 6 valandos vakaro. Nėra nieko už ko užsikabinti kol kas. Įvažiavus Rietavą iš karto pasitinka Rietavo Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia. Ši bažnyčia yra neoromaninė, lotyniško kryžiaus plano bazilikinė dvibokštė su pusapskrite apside. Navos ir transepto sandūroje yra dar vienas bokštas. Vidus 3 navų, kurias dengia kryžminiai skliautai. O dabar prie esamų problemų grįžtam. Žmonės tarsi padeda ir atsiunčia visokių variantų, bet sodybos, svečių namai, moteliai, apgyvendinimo paslaugos, kaip ir pilna čia, kur būtų galima apsistoti, bet kažkaip iškrenta iš koncepcijos. Sutemo ir po truputį jau kažkas vyniojasi. Jau vat ir Edas priimtų, tik biški nuo Rietavo 8 km. Norisi pačiam mieste gyventi. Gabrielė atsiuntė Monikos numerį, pasiskambinam. Aš esu irgi naujas rietaviškis žmogus, 3 metai, jau 4 eina. Mano situacija yra taip, kad mes gyvenam dabar Bendramutį ir turiu 2 kambarius. Didžiausi, prabangiausi malonumai, tai yra bendravonė ir virtuvė. Kiek laiko jums reikia? Savaitį. Nuo kokios iki kokios dienos? O jūs kaip galvojat? Aš dabar įsivaizduoju, kad ryt po ryt, ne? Ai. Ne, šiandien aš čia sėdžiu mašinoj Rietavė ir tokia situacija. A tu dabar esi Rietavė? Taip. Ką? Nu taip. Esi dabar Rietavė ir tau dabar? Jauduliukas toks. Dabar čia yra ne mano vaivas, ne mano chata, žinai, bet kai yra mano chata, mano aplinka, aš buvau ta šefas virtuvėje nelabai daug metų pradirbus, tai man ta išsiliejimas, išsitaškymas būdavo virtuvėje, daryti valgyti, žinai, išsilieti. Dabar yra likę tik duoną savo kepu namie, nes ne mano virtuvė. Tai apsigyvenau bendrabučio tipo apartamentuose su kambariokais Monika ir Gabrielium. Sveiki, labas rytas. Antroji diena, 5 dienos liko iki didžiojo turgaus dienos. O dabar gal susipažinkim su erdve, kurioje esu. Turiu savo kambarį, virtuvė, dušo kompleksas. Švarus viską. O dieną reikia pradėti turbūt nuo pažinties su seniūnu. Kas labai įdomu, kad Rietavas turi merą, seniūną ir miesto seniūną. Intensyvus miestas, kad reikia nemažai žmonių jį suadministruoti. Tikiuosi pavyks kokį seniūną pakalbinti. Rietavo miesto seniūnija, kaimo seniūnija. Netam įdėsi laišką. Konfliktas. Tai yra miestas, va čia dabar, kur mes esam. Ir aplinkų yra Rietavos. Kaimai visi, va tie patys Labardžiai, Giliogiris, viskas, kas tas aplinkui yra kaimiškoji. Turim turtingų istorijų Ginskių, tai yra bažnyčių Ginskių, muziejai, muzikos mokykla pirmoji. Čiurlionis dirbo su Kretinga ginčijamės dėl
elektros lemputės, kas yra pirmasis. Čia labai aišku, Rietavas pirmas. Nu, va ten kaip ir pažiūrėti, sakykime, Kretingą, jie kaip ir pirmi turėjo, bet jie turėjo tik dvare. O Rietavas jau pateikė ir bažnyčiai, ir visuomenė, kaip dabar sakytų, buvo pateikta. Džinsai yra nerieta aplink Rietavą. Aplink Rietavą ir tas žmogus, jeigu taip istoriją giliau gilintis, jis iš tikrųjų neturėjo pinigų, į tą patentą pardavė Levi Štrausui. Taip pat tie Levi Štrausai, tie originalūs džinsai, bet va kažkur nėra, kad Rietave pasakyta, iš tikrųjų aplink Rietavą kažkur, va čia yra. O tai ką, išrado jūs? Jo, sukūrė, jo. Ir pardavė? Jis patentą pardavė, jis pas į Ameriką kaip išvažiavo ir pardavė patentą. Mes šiemet labai daug sniego turėjom, tai per aš pas seniūną 8 metus dirbu, tai šiemet pirmą kartą vežiau sniegus iš gatvių. Taip užtekdavo sustumdyti, o šiemet jau vežiau. Muziejų, pas gerbiamą Rutkauską labai atsidavė žmogus. Muziejus savo čia per langą. Bandau į muziejų patekti. Patekau. Rietavas tai žinoma, tai Oginskiai. Jeigu čia nebūtų pasirodę Oginskiai, tai būtų, eilinis, paprastas Žemaitijos bažnytkaimis. Ir štai nuo Mykolo Kleopo Oginskio prasideda vizija į Rietavą perkelti šitos giminės rezidenciją. Dėja, Mykolui Kleopui Oginskiui šitų darbų nebeteko atlikti. Po jo mirties 833 metais Rietavą perėmė jo sūnus Irinėjus Oginskis. Ir tas jaunas vyras, 25 metų, per trumpą laiką sugebėjo iš medinio miestelio suformuoti mūrinį miestą ir išeidamas iš gyvenimo paliko Rietavo mūrinį su 7 bokštais. Iš fotografijų matosi, kaip atrodė Oginskių centriniai rūmai Pirmo pasaulinio karo pasekmėje. Rūmus pavyko išsaugoti, kad nesudegintų vokiečiai, bet apiplėšti tie rūmai. O čia maždaug 24 metų vaizdas. Italijos architektūra Rietave. Visa portiko struktūra yra tokioj būkliai. 924 metais šitie rūmai buvo parduoti ir tas žmogus, kuris nusipirko, jos per metus laiko nušlavė nuo žemės. Tai vienas ryškiausių XIX amžiaus dvarų kultūros židinių. Davė Lietuvai ir pirmąją žemės ūkio mokyklą, ir pirmąją muzikos mokyklą, pirmąjį telefoninį ryšį, pirmąją viešą elektrinę šitame užkampyje. Tai vat koks proveržis buvo. Šiek tiek prisilietimas prie Rietavo istorijos, kol kas tokių labai jau pasistumėjimų, ką pardavinėti nėra. Buvo pailsėta, įsilieta, adaptuotasi prie Rietavo gyvenimo, o dabar laikas dirbti. Tik gaila, kad rytoj laisva darbo diena iš tikrųjų. Sveiki, 3 diena, 4 dienos iki turgaus. Sveikinu visus su kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ką tik privažiavau labai netikėtą eksponatą. Aš galvojau, jau Lietuvoje išnyk yra lygiareikšmius kelio sankryžos ženklai. Visur jau tiesiog būna žiedas padaryta. Seirijuose dar atsimenu būdavo toks stovėdavo, bet ir tai padarė ten žiedą. Gal žinot kas kur daugiau, nes man yra sakę, kad yra 2 Lietuvoje. Tai tas Seirijuose ir čia vienas Žemaitijoje. Ir aš jį atradau vienintelį belikusį, nes Seirijuose nėra. Wow, gyvenimo pasiekimas. Ir tada kaimynas galvoja, parvežti tau linkėjimų vandens, galvoja bambalio, tai nepasiėmiau. Ir pats atvažiavai su linkėjimus. Aš nusipirkau Maksimui bambalius, išpyliau. Stebuklingas vanduo gydo, jaunina, suteikia gyvybių. Kiek stebuklingo vandens nešasi žmogus kitai? Stebuklingo nieko nėra. Iškart gerai. Pilnas energijos. Jėgų ir energijos. Iš karto diena šviesesnė. Skanus. Šitas vanduo yra geriausias. Geriausias? Ir padeda skrandukai. Skrandukai padeda. Nieko. Incidentai. Susimušiai. Greičiau gerk. Greičiau. Nu, mažėja skausmas. Nesakyk, mažėja. Tikrai. Nu, man jau nebeskauda. Visą laiką šį geriu.
Va, tiek metų vis tiek einam atsinešti. Va. Tai tiek žiemą per šalčius. Bet jis gerina sveikatą? Jis gerina sveikatą. Gyvybių suteikia? Kaip čia tau kitaip paaiškinti? Buvo atvažiavęs draugelis ir pasivaikščiom čia vasaros laikė, nieko jis neturėjo, tokių indų nežinojo, tai aš jam daviau tą vieną bus parsivežtą bambai. Jis parsivežė, žinai, geriai, paskui sako, žiūrėk, kaip man inkstas pagerino. Inkstas pagerino? Jo. Kažkaip pravalė, žiūrėk, kaip aš geriau jaučiu, sako, nuo to vandens. Jisai turi kažkokį tai tokią savybę, tą išsinį. Stebuklinga. Ta proga parodysiu šį gražų gamtos kampelį, net 6 berods lankytiniai objektai, vieną jau aplankėme šaltinis. Dabar neoficialiai vadinamas Lopaičių etnomitologinis kompleksas yra viena iš labiausiai Lietuvoje lankomų vietų. Vietos legendos byloja apie šio akmens gydomąsias galias, padedančias žmonėms atsikratyti įvairiausių negalavimų. Nu, kažkas vyksta, kažkas tikrai geriau. Aukuro akmuo. Ekskursija po etnomitologinį Lopaičių kompleksą baigta. Lekiu dabar į kovo 11-osios minėjimo koncertą. Katram pikts, kyla nors, renku rantrupinėlį, į darą kepalėlį. Pabuvau koncerte, kiek talentingų talentų Rietave auga. Wow. Jei tik sieks ir darys, tai tikrai viską pasieks, nes tai tik nori, tai gali viską pasiekti. Norėčiau mokėti dainuoti, grot visais instrumentais. Gaila pats, kai buvau vaikas, kitais dalykais užsiminėjau, ne muziką. Praeitam video pažadėjom žmogui, kuris surinks daugiausia laikų ant komentarų, padovanoti balandį. Edgaras G999 laimėjo, bet dėja, sakė, neturi galimybės auginti balandžio. Tai jis perleidžia balandį, jeigu kas norit ir tikrai augintumėt, parašykit man asmeniškai. Su Taironu jums pristatysim balandį ir tą progą čia norėčiau paprašyti, kad paspaustumėt like, pasubscribintumėt tie, kurie dar to nepadarė. Dėliojus kiekvienos dienos planą. Tverų bažnyčia, Tverų mokykla, Alkų kalnas, Balaro picerija, baseinas, Šuniukų fėja skaistė, Biovasta, Rietavo kultūros centre Puodelių kavos, Medingėnai, Jurkų šeimos ūkis, Gomatlaukio avininkystės ūkis, Rietavo atviro jaunimo centras, Bitplakis, Šokiai, Gėlių salonas, Rietavo žirgynas, Karinė motelis Jūra, Muskatas, Pasaulio pakrašty, Miško rojus, kažkur čia cepelinai skanus, akordeono mokytoją pakalbinti, Turguje, Beliašo paragauti, pačiam paprekiauti. Tikrai ne viską pavyksta aplankyti. Sveiki, labas rytas, 4 diena. 3 dienos liko iki turgaus dienos, laikas lekia. Wow, nieko dar nenuveikiau, 4 diena.
Įvažiuojant į Tverus pasitinka didžiausia Lietuvoje medinė bažnyčia. Tai yra istoristinė bažnyčia stačiakampio plano su apside dvibokštė. Įrengti 6 altoriai. Šventoriaus tvora, akmenų mūro. Tiek apie šią bažnyčią. Čia nėra projektas, kad surink daugiausia bažnyčių. Tiesiog paminiu, nes labai tokia ypatingiausia bažnyčia, nes didžiausia medinė bažnyčia Lietuvoje. O dabar į mokyklą pas mokinius. Nebuvom susitarę. Ai, nebuvo? Ne. Man parašė 3 žmonės, kad laukia ir aš atvažiavau. Tik tas buvo kažkada taip kažkas kalbėjo, man kad kažko. Tai viskas gerai, žinokit. Tai viskas gerai. Čia yra mūsų vestibiulis, mes rytais ateinam į mokyklą, o čia yra mūsų socialinė. Tai kai kažką prisidirbam ar kas vyksta, tai einam dažniausiai pas jos. Esi buvęs? Yra tekę. Porą kartų. Nebuvęs, ne? Čia jūs kvietė mano 9-okai, va, tai čia 10-okai stovi, čia 9-okai. Sakė, kad seka jūs, kad esate dabar Rietavo savivaldybėje. Tai mes spontaniškai antradienį, pirmadienį, ne, sugalvojom, kad jumis reikia pakviesti. Taip, aš spontaniškai atvažiavau ketvirtadienį. Taip, spontaniškai jūs čia atvažiavote. Aš turiu klausimą. Taip. Vieną dalyką neišsiaiškinau. Ar Vaidotas Grincevičius draugas ar brolis? Draugas. Pasikalbėjom šiek tiek su moksleiviais ir kas labiausiai mane nustebino, tai valgyklos kainos. Aš nuėjau, tik sriubos pasiėmiau ir sako nemokamai. Ir čia ne iš to, kad ten pažino ar kačiamunis, tikrai, nes manau ta moteris, kuri pardavinėja maistą, tikrai nepažino. Sakau, kaip nemokamai? Nu, sriubą duodam nemokamai. O sakau, tai gaiva irgi nemokamai imkit. Tai žodžiu, sriuba ir gaiva nieko nekainavo. Esu daug pasaulyje išnarstęs valgyklų ir kampelių. Valgyklos man vienas geriausių maitinimo įstaigų. Jau Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje šnicelis, sriuba, gaiva, bandelė ir atsigert kainuodavo 2 eurus, o čia vat nemokamai sriuba su gaiva. Tai tokia pažintis su Tverais, nors vietiniai kirčiuoja Tverais. Ir čia Žemaitija dar Tvera. Taip, iš tikrųjų. Ir linkėjimai, ir tokia gal net pagarbos išraiška mokytojai Sandrai. Jinai ir istorijos mokytoja, ir anglų kalbos mokytoja. Šiais laikais, kai mokytojų labai trūksta, žmogus atsidavė šiai specialybei. Tausokit ir mylėkit tokius mokytojus. Nu ir ne tik tokius, visokius mylėkit, nes aš manau, švietimas tai numeris 1 turėtų būti iš visoko dalykų. Bet nenulinkim čia biškį. Į politinius niuansus važiuojam dirbti. Aš Lietuvoje yra 18 metų su mano žmona. Pizzeria Ballaro yra 5 metų, 3 mėnesiai. Pizzeria yra, kodėl in visi planeta yra koronavirus. Didelė problema in planeta. Mano žmona skambino, sakė, Fabio, a te che Lietuvoje kodėl yra problema in planeta. Kodėl ar uostas nėra darbo, paskutinė dirbo ar uostas. Aš važiuoju čia į Rietavas, nėra darbo, aš noriu darbo. Mano kultūra, mano pozicija nori dirba. Aš su mano vaikam galima per miegą tapu Rietavas. Aš mačiau šitą vietos, šitą kavinę. Aš informuoti mano žmoną, idėja pizzeria, ne mano darbo pizzeria. Ne mano darbo kepti pizzą. Aš skambinu mano draugas in Sicilija, vardas Lillo. Yra profesionalas pizza. Aš sakė, Lillo, aš norėčiau tu mokyklą per Messenger, aš noriu darbo pizzą. Mano draugas sakė, ok, tu nori per namuose, ne, aš noriu pizzeria. Fabio, mane tavo darbo, tu nenormali. Da planeta Covid, mažas miestas, nekalbu Lietuvoje, klientų neprisieks. Yra riziko, didelė riziko. Aš sakė, be problemų. Aš noriu, pirmą kartą aš noriu darbo, antrą kartą noriu motyvuoti mano vaikam. Dabar, ačiū Dievas Marija, yra daug klientų, visi miestas, visi teritorijų Žemaiska, irgi Kaunas, Vilnius, vasara. Pirmą kartą mano žmona sakė, ok, Fabio, kokia vardas čia? Aš nežinau, aš Sicilija. Rietavas yra turgus, didelė turgus, populiariausia Lietuvoje, tipo didelė. Aš
piace imagination struktūra. Aš noriu Balaro. Balaro į turgus in Palermo miestas. Ar sunku tau kalbėti Lietuvoje? Ne, nesunku. Ne. Čia mano mokykla, mano pizzeria. O mano žmona, o mano vaikami. Bet specialiai nesimokė to? Ne. Tiesiog iš kalbėjimo? Taip, per visą dieną aš, mano mokykla pizzeria. Taip, aš yra Lietuvoje, ne Italija čia. Klientų važiuoju čia. Kiek rekordas per dieną esate? Vasarą yra 170. 170? Vasarą. Tik aš, taip. Jūs vienas esi paruošęs? Viena, taip. Kuri labiau kalba patinka lietuvių ir italų? Lietuvių? Kodėl? Labiau moku lietuvių. Rimtai? Nu, sėkmės. Dievas nori, tipo, piešiam pirmą kartą planetą. Nori, Lietuvoje 9 mėnesiai lyja sniegas, 3 mėnesiai panašiai saulutė, karšta. Į Siciliją yra 9 mėnesiai saulutė, 3 mėnesiai lyja, nėra sniegas. Skani? Jo. Čia aš kur gaminau. 10 iš 10? Jo. O tau? Drąsiai. Gerai, ne? Džiugs, laimingai. Labai smagi patirtis. Visą laiką pizzas valgai. Dienos pietus mačiau irgi jisai pizzą valgė. Ir aš galvoju, paklausiu tokį klausimą, sakau, o jums va taip kaip nuolat valgot pizzą, neatsibosta pizzos? Ir jis sako, nesupratau. Angliškai perklausiau. Sako, vis tiek nesuprantu. Tai jis ne tai, kad vertimo nesuprato apskritai. Kas čia per klausimas? Kaip tu gali klausti italo, ar tau atsibodo pica? Man reikia apsirengti turgui. Dar neturiu. O gal turit tokią piniginę pakabinam? Neturiu. Neturit? Ne. O ką turit? Tokio nieko neturiu. Su vyrais yra tokia problema, Kokia? kad nelabai reikia. Kad nelabai reikia vyrų? Vyrams rūbų. Nelabai reikia vyrams rūbų. Tai čia labiau moteriški, ar ne? Moterims visko reikia, o vyram nelabai. Ačiū. Negaliu padėti. Negali padėti. Gerai, laimingai tada. Kambariokai išvykę, esu vienas ir šį vakar. Pažiūrėjau krepšinį, einu miegoti iki rytojus, rytoj prasideda labai anksti diena. Sveiki, labas rytas, 5 diena, 2 dienos iki turgaus. O dabar norėčiau tokį pranešimą sakyti, kad silpnų nervų žmonės pasitraukite nuo ekrano, eikite atsigerti arbatos, tėvelį uždenkite akis savo vaikams, nors pats dar nežinau, ar to reikia, kol kas dar to nedarykite, pasilikite prie ekranų. Važiuoju į tokią vieną vietą, vadinasi Rietavo veterinarijos sanatorija. Ne sanatorija, sanitarija. Tai ką mes čia važiuojam daryti? Važiuojam gaišinas krautis. Rinkt po Lietuvą gaišinas, kai sakant, sanitarais būti, negyvus gyvūnus ir viskas. Mes surenkam ir išvežam į krematoriumą, viskas. Baisumas prasideda, kai plus 30 yra, kai pradeda viskas kilt, virt. Plus 1, tai čia dar tas gyvulys jis savaitę pabūnės, toj pačiai pozicijai dar tai pabūnė. O kai plus 30, plus 20, kai ant saulės, o dar žmonės su kokia plėvelė uždengs. Buvo toks pradžiai man žiauriausias, kada buvo daug. Pavasarį šilutė po skendimų, žinai, kad yra. Jo, kai nuvažiavau ten kalnas. O ten buvo tai žiauru. Kalnas, tiesiog kalnas gyvūnų. O, nu puiku, vienu žodžiu, susiraskim savo. Čia tik. Nu, šiaip jausmas keistas, žinokit, matyti. Nors ir suriniotas, bet ta kojytė išlindus. Kas nutiko? Mes išgydėm skrandis. Skrandis? Užkietėjo vidurė, užkietėjo 4 dienas nieko, ką nors lašė išikta. Ai, neišiko nieko ir... Nieko neišiko ir pradėjom pilt vaistus, kad pratrystų. Bet gaila, ar ne? Labai. Nuostolis jo. 2000 skaityk.
2000? Veršiuks karvė. Nu, jeigu viskas būtų sveika. Nu, taip. Ai, tai viduj buvo veršiuks, ne? Ir dabar veršiuks 7 mėnesio veršingumų. Jeigu iš mėnesio turėjau veršiuks. Visų šitų kelionių metu ekstremaliausi vaizdai. Ir nors žemaitis, visi tokie atrodo jausmų nerodo, bet kilo ta karvytė pakabinta, tai matys susigraudino žmogus toks. Oi, kiek yra buvę visko vyrai. Rimtai? Kai net su žvakė ateina. Rimtai? Jo. Žinai, yra tie vietiniai, nu negali sakyti ūkininkas. Nu, žmogus, kad žinai, laikė karvytę, ten jam 10 metų tą pieną davė, žinai, į numirė. Nu ją, ein verk, žmogus ten žvakė degin. Pasitaik visokių, žinai. Buvo čia Vilkičių paukštynė, paukščių grips. Tai mes ten dabar galvoju, 5 dienas vežėm. Viso vištininką. Ir dabar čia ne per seniausiai Vilniaus rajone buvo kiaulių maras. Irgi, man atrodo, 5-6 dienas važiavom. Bet ten, žinai, iš karto mygdė. Atvažiuok, kai gyvos kiaulės, iš karto jų priputų. Užmygdo, iš karto iškratų. Ten jau žiauru buvo. Ten jau, tu girdi, kaip tos kiaulės ten spardosi, cypia, klykia ir paskui nurimst vis. Ten jau, aš jau toks esu kietas širdis, bet ten jau ir man nepatinka. Vieną ar 2 gyvūnus atrand su to kiaulių marų gripu to vadinam. Ir viskas, jie nusprendžia, kad visą fermą turiu utilizuoti. Įsivaizduoju, ten buvo dabar ar 5000 kiaulių. 5000? Kažkur. Ir visas išmygdė? Jo, visas iki vieno išmygdė. Nu, nenorėjau su kamera žmogui į veidą būt, bet ir jautrių labai akimirkų čia dabar ką tik apturėjau. Moteris net apsiverkė. Ir nei sirgo, sakė, nei ką, apsiveršiavo ir tiesiog rado naktį. Nu, užstrigus tas veršis buvo. Ai, čia gimdė? Jo, jų gimdymų metu. Фу! Вау! Ой, кто? Duok 5. Laikykite broliai sesę. Wow! Kad buvo 4 valandas darbo. Neįmanoma, kad dirbčiau šitą darbą. Wow, bet kaip net sutampė, neįtikėtina. Gerai, kad tuščias skrandis. Čia jau kvapelis netelks. Po žiemos yra. Iš po žiemos, ai čia. Nei privažiuot. O, jam tai kvepia. Pavalgyčiau čia gerai. Va, kaip jam jaučiu jautru, ne? Įpratimo reikalas. Lėtai sukausi, bet esmę pagavau. Dar porą dienų jau galėčiau kiloti šis. Viskas, paskutiniai gyvūnėliai paimti. Gerai padirbėta nuo 7 iki 1, 6 valandos. Rimčiausias mano darbas, ilgiausiai trukęs. Kai kyla krano kelimai į konteinerį, suspaudžia. Net ir kiečiausiam žemaičiui veide sunkumo tas jausmas ir sunkia emocija pasimato, prasiskverbia. Sulaikai širdį, išbūni šiek tiek, sugniaužęs ir eini toliau į dieną, į darbus. 9 tonas 100. Aš tik tais norėjau labai padėkoti Gedeminui, kad buvai gidas ir mokytojas ir papasakojai, tai tikrai ačiū tau. Prašom. Reta patirtis, bet labai įdomi. Mūsų kolektyvas turi tokią tradiciją. Gerti kavos, kviečiam paskambindami šitą varpelį. Čia šeiksmažodžius renkat? Taip. Ir va per 5 metus tiek esam surinkę. Turiu 2 eurus, nusikeiksi? Kaip buvo gerai.
Šalutiniai gyvūniniai produktai ir skirstomi kategorijas. Tai iš viso turim 3 kategorijas. Tai yra 3 kategorija, ar ne, kurie yra netinkami žmonių maistui, ir 2 kategorija, kurie yra netinkami gyvūnų maistui, ir yra 1 kategorija, kuri jau skaitoma pavojingiausia ir skirta tik sunaikinti. Pas mus yra 2 gamyklos, tai yra 3 kategorijos ir 1. Tai jeigu mes perdirbam 3 kategorijos šalutinius gyvūninius produktus, tai būtų, sakykime, paprastai skerdimo atliekos. Tai perdirbus, viską išvirus, mes gaunam miltus ir taukus, jeigu paprastai kalbant, ir jie grįžta atgal gyvūnėlių maistui. O tai, kas yra pavojinga šiuo atveju, kaip jūs rinkote nugaišusius gyvulius ar ne, tai mes lygiai taip pat perdirbam, gaunam lygiai taip pat miltus ir taukus, bet jau miltai yra sunaikinami, šiuo atveju sudeginami. O taukai yra eksploatuojami ir parduodami biodizelio pramonėje. Lietuvoje mes esam vieninteliai tokie, kurie galim perdirbti ir 1 ir 3 kategoriją. Tai tą pavirsta, ne, galutinai. Ir mes tikrinam kokybę, žiūrim koks baltymas, žiūrim kiek riebalų, kiek drėgmės. Ir čia yra gan maistinga, ne? Nu taip, apie 60% baltymų. Tai sportininkam čia... Taip, batonėliai čia, taip. Įmonė stengiasi ir investuoja į tai, kad bendruomenė ir aplinkiniams gyventojams tikrai būtų gera čia ir jauku gyventi, kad mes nebūtumėm tie blogiečiai, kurie skleidžia blogą kvapą ir gadina tos savaitgalio šašlykus. Dabar greitas pitstopas į kultūros centrą, išsiaiškinti, kaipgi ten su tais džinsais yra. Džinsinę vakarienę mes organizuojam. Išskirtinis toks renginys yra pas mus rugsėjo gale. Mums toksai istorikas Gintaras Kaltenis atrado apie džinsus sąsają su Žemaitijos kraštu, kad atseit būtent čia toksai žemaitis Jakobas tą medžiagą išrado džinsų. Jisai buvo vargšas žmogelis išvykęs į Ameriką, pats negalėjo užpatentuoti šito produkto, bet jisai savo tą produkciją atidavė tam Levis Strauss. Ir jie pirmus džinsus pagamino, užpatentavo ir nešioja tą vardą iki pačiol. Ant etiketės džinsų Levis Strausso, kur yra tokie 2 arkliai plėšia džinsus, ne? Tai manoma, kad ten yra vaizduojami mūsų žemaitukai. Vėlgi sąsaja su Rietava, nes Rietave tie žemaitukai buvo veisliniai arkliai ir iki pačiol dar žirginė jie tebėra. Ir džinsinių vakarienių metu mes darom tą atrakciją džinsų plėšimo, kai arkliai, 2 žemaitukai, kitą kartą žemaitukai, kitą kartą kiti veisliniai žirgai iš žirgino plėšia džinsus. Visi atvykę rengiasi džinsais, iš džinsinių medžiagų gamina visokiausias atributikas. Bet apie turgaus temą jūs dar galite apsilankyti tame veikliam Rietave. Ten yra tokia sendaikčių, skandinaviškų, man atrodo, sendaikčių tokia parduotuvė. Tenais labai gera tematika į turgų. Ką tik sužinau, kad gyvenau visą laiką prie tokio verslo inkubatoriaus, verslo įmonių hubas. Einam bent jau pažiūrėsim, kokių įmonių yra iš aprašymų ir logotipų ant durų. Hi everyone, I'm Sundus. I'm coming from Spain, Pamplona. I'm originally from Morocco as well. I'm doing a volunteering project here in Daitavas, Lithuania. And my project is about informal education in English with kids. We are helping teachers and doing activities in English, helping the kids to learn the language. Nes aš dalyvausiu turgui ir nieko neturiu, tik tai stebuklingą vandenį. Prekiausit vandeniu? Jo. Kaip tas man? Kad gali prekiauti vandeniu? Tai manot nepirks? Žinok, negaliu pasakyti, o gal kaip tik pirks. Bet jis sveikas labai, ar ne? Paėmus energetiškai, jeigu jis prie 20 ir 30 laipsnių neužšalo, tai jūs pagalvokit, kokį jis turi jėgą vanduo. Marius, giminaičiai praėjai peškom iš Ventės Ragą į Nidą. Marius užšalus pilnai, o tas vandenėlis teka. Tai ką jis turi? Jis turi energiją. O tos energijos mums reikia. Taip.
Galit vežtis pas mumis urmu, mes pardavinėjom. Kiek kainuoja? €50 kg. Reikia tada kilogramais pirkti, ne? Reikėt kilogramais pirkti. Aš nežinau, žinokit, toks įdomus atvejis, aš ekspromtu viską. Staltiais pavyzdžiui, po 3 eurus. Po 3 eurus. Nes turgu jos tikrai po kokius 5 eurus. Ploščiukas, ir ten viduje galima įdėti pinigus. Bet čia viduje yra ploščiukas toks. Ir jums bus ir pinigams gerai. Atrodo kaip turginis. Atrodo. Tvirtinam. Liko prekių kažkokių pačiam urmu. Tu dabar nuspręskit, ką norit. Tai gal už rankšluosčių? Rankšluosčių imtumėt. Jau gal nupirks kažkas rankšluostį. Pavyzdžiui, 10 kg 30 gramų. Ai, šitas, ne iš karto. Galėtumėt. Tai gal ir 10 kg. Tinka, žinokit, imu. Spalvingi, gražus. Taip. Jau, kad jūs oficialiai turit prekes įsigijęs už 34 eurus. Pavyzdžiui, mums reikalingi tie dokumentai, kad jūs turėtumėt, kad mes turėtumėm. Pasakykit patarimą. Šypsokitės. Kada žmogus šypsos, prie jo prieiti norisi. Ir kalbinkit žmonės. Kai pro šalį kalbinkit. O sakykit, aš tą ir tą turiu, o pažiūrėkit pas mane patys geriausia, kaip jūs sakėt, laimingiausia, ne? Taip, stebuklingas vanduo. O, tai stebuklingas vanduo, kokie, sugalvokit rankšluosčiam kokį pavadinimą. Ypatingi. Ypatingi. Ačiū už patarimus, laimingai ir jums. Dabar važiuoju susitikti su Skaiste šunų fėja. O plačiau sužinosite, kas tai yra, jau netrukus. Šuniukų fėja užsiema šunų globa, ieško namų benamiam šunim, dar globoju arklius, namų jam neieškau, jų namai yra čia. Iki kol mirtis mus išskirs. Kaimas buvo mano širdį ir aš tiesiog žinojau, kad gyvensiu kaime, turėsiu šunų, turėsiu arklių. Niekada nebuvo kito plano, tiesiog. Niekada nesvajojau gyventi užsienį, biški svajojau gyventi Vilniuje, bet išgyvenau Vilniuje lygiai 2 mėnesius, spėjau per petį ir grįžau į Klaipėdą ir po to jau iš Klaipėdos varėm į kaimą. Taip, pas mane dažniausiai yra apie 20 šunų. Visada. Ir rotuojasi jie? Jo. Koks mielas. Čia labai super fancy veislė, kuri daugiau minusų nei pliusų, kad šiaip gyvena. Turi displaziją, tai jam netaisyklingai yra kaulai ten suaugę, tada yra pusė snukio paralyžiuota, beveik neturi dantų. Vieną dieną vos nemirė nuo dešrelės tiesiog. Čia yra American Bully Pocket, egzotiškas. Ačiū, tokia egzotiška veislė. Taip, ir jisai čia iš Prancūzijos į Lietuvą atvažiavęs. Aš visą laiką nuo savo veiklos pradžios buvau tokia, kur sunervinu žmonės su savo pasisakymais. Šventai tikėjau, kad visus šunis galiu išgydyti, nes aš pradėjau ten nuo dresūrų ir panašiai. Šventai tikėjau, kad šuns elgesys priklauso nuo žmogaus. Nesileidau į kalbas, kad tai gali įtakoti ir genetiką. Tada turėjau būti pati sukandžiuta šuns, turėjau pati išsigydyti savo traumą, pradėjau jaust baimę, ko aš niekad šunim neturėjau. Po to pradėjau kalbėti apie tai, kad, jeigu mes negyvenam su smurtaujančiu partneriu, arba bent jau tai, nėra normalu ir nenormalizuojama, tai mes vadinasi neturim gyventi ir su smurtaujančiu augintiniu. Tai žmonės, žiauriai pyksta, jis sako, kad aš nekompetentinga, kad meilė gali išgydyti, kad ten tas ir anas, bet tie žmonės, pavyzdžiui, negauna nuotraukų, kur yra žmogus su draskytom rankom, nukasta ausim ir panašiai. Šitą atvažiavo visai nevaikštanti pas mane. Su veterinaro rekomendacija, jau atiduoti mėsą. Bet aš daviau šansą dėl to, kad jinai jauna. Jinai, kai atvažiavo, buvo 6 metų. Pas ją kanopose buvo skylės. Tai jau kaip ir viskas. Bet mes ten tvarstėm, viniavom, pleistrais, klijavom, ten kosmosas buvo. Ir vaikštim. Bet dėkingai jinai? Ne. Stabdyk arklius. O gerai čia pliekia? Ne. Man sako, kad kaip žiebtuvėlis. Buvo atvažiavę vaikai iš Rietavo mokyklos, tai jie čia žaidė. Lietė tą? Jo, įsikimba paskutinis, čia kratėsi, žvengė visą klasę. Ir aš sakiau, matosi, kur yra kaimiečiai, nes kai atvažiuoja iš miestų, tai taip nesugalvoja. O rietaviškiai čia žvengia. Jiem tie arkliai tiek nebuvo įdomu, kiek buvo į tą piemenį kratytis geras. Čia iš savo lėšų tu viską darai?
Nu, aš turiu VŠI, gaunu procentus 1,2 nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tai iš tų procentų aš juos ir išlaikau. Man jeigu iš Vilniaus žmonės atvažiuoja, žinai, mes čia per tos laukus biški praeinam, man tai ką, nu man tai čia mano kiemas, žinai. Kaip čia ramu, o kaip čia faina. O, ir oras koks. Nu, labą dieną, sakau, sėdite tam savo Vilniuje, niekur nosis neiškeliat ir galvojat, kad tik Vilnius Lietuvoje egzistuoja. 5 dienos pabaiga. 6 diena, liko 1 diena iki turgaus. Šiandien daug ką reikia pamatyti ir pasiruošti turgui. Turim beržo grybą. Jisai turi sveikatinimo dalį ir ilgaamžiškumo paslaptis. Jį nugremžus, išvirus atitinkamai ir galima kaip tokią tinktūrą naudoti. Ačiū labai, čia bus turgui mano, ne? Jo, į turgų. Rietavo kultūros centro direktorė man tokį padovanojo prekybai. Prie savo stebuklingo vandens dar ir turiu stebuklingų beržo grybų, kurie suteikia ilgaamžiškumo. Tai aš čia toks jau kaip biški magas ir žynys su savo produkcija. Kas nori gyventi beveik amžinai, tai kviečiami į turgų sekmadienį. Esam Gomantlaukio ūkį, einam dabar pas avelių pasižiūrėti. Turim labai daug laukuose kranklių. Čia kariaujam, bandom kariauti, bet sunkiai. Ir jeigu, va, pavyzdžiui, paliekam atidarą šitą va visą, jie šoka į vidų ir puola mažiukus tik gimusius eriukus. Ir grobė, ir išsineša? Ne, jie tik tais kapoja jos. Ta prasme, vos ne kaip žudo, žinai. Kodėl? Nežinau. Ir mes nesuprasdavom, kas tiems eriukams yra, kodėl jie tokie. Pastatėm kameras ir pamatėm, kas per reikalai. Turim visą laiką daug maž apie 200-250. Žmonės susipažįsta su aviena. Nebus čia kaip su kiauliena, kad ten gali užmesti faršą ir jis tau pagamintas. Čia biški reikia daugiau įdėti darbo prie pačios mėsos. Prie gaminimo, prie ruošimo, marinavimo gal. Bet jinai labai sveika yra. Žmonės labai į tai irgi atsižvelgia. Ką nori daryti užaugęs? Ūkininkas. Ūkininkas? Gerai. O kas labiausiai ūkyje patinka daryti? Su keturračiu. Su keturračiu? Savo. Savo? Turi savo keturratį? Elektrinės. Mažesnis toks, ar ne? Ačiū Edui ir šeimynai. Tai bandau dabar dar šiek tiek užvažiuoti ir parodyti Rietavo pasididžiavimą žirgyną. Šitas žirgynas gal yra skirtas labiau išsaugojimui žemaitukų ir čia pas mus taip pat veikia ekologinis ūkis. Žemaitukai yra Lietuvos viena iš rūšių, kur yra vis dar lietuvių išveista ir Lietuvoje saugoma. Tai vat mes jas ir laikom, galim šiaip net galiu parodyti, kaip jie atrodo. Čia aišku yra laikomi ir privatų žirgai ir patys savo žirgus čia laikau. Mums čia vyksta ir varžybos ir su karietom čia vežiojam žmonės ir visko. Čia va vienas iš mano žirgų stovi. Amberis. Šiandien jam kažko koją skauda, tai ne. Amberis? Aha. O kaip žinot, kad jam koją skauda? Nu nepaeina, neišeina iš gardo. Aš galvoju, pasiskundė kažkaip. Jo, pasakė. Matai, ši direktorė tik savaitę laiko. Rimtai, jūs nauja direktorė? Jo. Kokius įsikėlėt savo tikslus? Tikslai, manau, tokie, kad truputėlį sporto čia įnešti šitą žirgyną, žinai, nes truputėlį vegetacinis laikotarpis čia buvo kažkiek metų. Aišku, yra sunku padaryti, kaip pasakyti, labai finansavimo viskam reikia, žinai. Ir sporto daugiau ir šiaip, galbūt pramogų daugiau, kad vaikai ir galbūt suaugę daugiau atvyktų. Čia yra Lenkų žemaitukas. O tie visi... Ta prasme Lenkų žemaitukas. Nu, Lenkų, polskiais, vadinasi polski konį. Latvijos dzūkas, tai va čia tas pats, žinai, sakyt. Man reikia kūja. Kūjis yra čia, prie durų mačiau. Čia va irgi bičas neseniai pradėjau draugauti. Ir gyvent su manim. Parsivežiau iš Kuršėnų ir parodžiau, kad reiks... A, čia tavo vaikinas? Aha, kad reiks prie ūkio dirbti. Parvežė imigrantai kaimo. Prieš 2 mėnesius į Lietuvą grįžo gyventi ir taip gavosi. Turbūt negalvoja, žinai. Čia Kana. Kana? Jo. Aš nežinau, ar kas nors žaidė Red Dead Redemption. Aš žaidžiu. Žaidėjai, ne? Patiko, ten žinai, kad prisiaukintų reikia. Jo. Tai va, prisiaukinu Kaną.
O priveržiai balną tu jam? Lip, klip, klip, klip. O, jeigu norėsi stabdyti, trauk ant savęs. Jūs save trauktis? Jo. Einam ten. Žinai, kaip ragana. Su kojom paragink. Paragink su kojom ir suk su pavadžiais į mūsų pusę. Va. Neikit už šūdus. Tai va, čia yra lietuviški žemaitukai. Gali mergaitę parodyti, pariščiuok, parodyk, kaip riščiuoti reikia. Oho. Va, matai, riščiuoja, kilnojasi. Kojom, ragink kojom. Ragink, va. Pabandyk. O? Niks nepasikeitė. Ai, spausdaus, da? Jo. Ai, va. O, matai, tik biški pakelia, užpakelį. Čiukt, čiukt. Į ritmą. Šitas labiau krato, ne? Atvykite žirginus ir pamatykit, ką reiškia būti su žirgais. Manau tiek. Tiek, ne? Ačiū Gabrieliui už šią patirtį. O dabar prisipažinsiu, laukia pats laukiamiausias susitikimas su vienu žmogum. Jau pirmą dieną, kai atvykau, buvo tokia rekomendacija, susitik su šiuo žmogum, bus tavo turgaus gidas. Šitam projekte visada įdomu surasti ir pakalbinti būtent youtuberių, to krašto youtuberių ir dar įdomiau, kai kuo autentiškesnė ir nišinė veikla užsiima. Tai jei kažkur būsit ir tokius žmonės žinosite, siūlykit, rekomenduokit. Vienas iš jų bus dabar su kuo ir susitiksiu, tai Bitplakis. Pats privažiavo pasimti ir važiuosim pažaist kompiuterinių žaidimų, tuoj suprasit kokių. Tu didelė kolekcija? Nėra tokia didelė, žinai, bet tiesiog gal kaip Lietuvos mastu yra kažkokį nemažą, bet čia tai nėra kažkokiam ten milžiniškas. Aš ties pasakys, net skaičiaus nežinau. Ten kaip kit kolekcionieriai man ten vanoja žodžiais, kad aš neskaičiuoju savo kolekcijos vienetų, ta prasme, nežinau, ne kiek turiu ten. Tas man nesvarbu, man svarbu, kad aš turiu, man ir įdomu, aš kad noriu gali pasijungti, pažaisti. Aš tau biškės užduočių prigalvojus. A, ne? Taip, tu biškė pajaus, kas būtų, yra mano charakteriai. Ta prasme, tame personažė. Labai gerai. Aš nebuvau pastebėjęs to, kai pasėmiau iš paštomato. Dabar, kai tai buvo idėjas, žiūrovas čia. Dovana parašyta. Aš iškart pataikiau, kad unboxinsi mane. Aš viską palikau, žinok, taip, kaip yra pas manis kasdienybėj. Gerai. Nieko nevaliau, jokių dulkių, nieko, va taip ir pamatysi, kaip aš gyvenu. Norėsi kaip pažaisti kažką. Tai pradėsim nuo to, netgi kas man buvo naujiena. Čia yra dar senesnė negu mano amžiaus technika. Ir galėsim pabandyti tai, nuo ko, galim sakyti, prasidėjo tos kompiuterinių žaidimų šaknis. Viskas dabar tu prie darbo. Žodžiu, aš taip, va, tai filmuoju, unboxingus, va čia pasidedu kamerą, va, kad panašiai taip matytus, vaizdo įrašas pam. Žiūrėk, tu pasisveikinti taip su žiūrovėliais, šitą siunt laikai taip. Aš paspausiu paskiau kamerą ir sakys, tai padės. Sveiki, gerbiami ir gerbiamas žiūrovėliai. Ir tu pradėsi tiesiog unboxingą. Sveiki, gerbiami ir gerbiamas žiūrovėliai. Unboxingas. Kalbamunis. Mes su Bitplakiu dabar darom kolabą. O gali būt, kad tau siunčia kažką, ko neretro. Gali? Gali. Nu, kaip pats yra. Nes vienas žiūrovėlis yra tiek crazy, kad man atsiuntė 5 PlayStation, tai aš... Nu, ir dar nepaprastau tą limited edition. Wow! Ta 30 anniversariaus. Aš buvau apšalį, žinau. Bet PlayStation 3... Dizainas? Dizainas grinai PlayStation 3 Slim. Bet tu matai kaip ir kompaktai tipo kadėtus, bet čia dėsis išlindęs diskas biški bus. Labai gražiai. Nu, bet fainai. O! Turim! Žiūrėk, škart gerai žaidimas. Čia tipo yra viduje, ne jo? Jo, čia viduje yra įrašytų žaidimų. Ir ją pačią reikia spausti, kai bus linija. Au! Bet kažką reikia laikyti. Gerai, jo, kuo ilgiau laikai į apačią D-padą, tuo aukščiau iššoka playeris. Parodysiu, kaip aš, kur tas žaidimų kambarys. Nu, štai. Čia tas žaidimų kambarys. Vajai. Nu. A čia tau atrodo daug, ar čia... Daug. Nu, čia kaip paprastam žmogui, kuris nekolekcionuoja, aš suprantu, kad čia atrodo... Nu, aš tikiu, kad tipo kolekcionuotojų dar didesnių yra, bet... Nu. Bet, oho. Tai visokių ne tik tų, bet, nu, 8 bitų. Ne, čia man tas kolekcionavimo spektras yra gan plats. Ir tas čia PlayStation'as, ne? Čia ne tas, čia yra... Tas PlayStation'as atsirado pas manis todėl, kad man buvo gaila drožti tą tenais PlayStation. Ai, tą? Tai tą padovanojo? Jo, tą anniversary. Ai, tu net neišėmės, tipo? Aš buvau išėmęs, aš išbandžiau, aš jį pažaidžiau. Wow. Bet galvoju, kodėl aš turiu drožti istorinį daiktą. Jis ir istorinis. Aš sakau, gal aš geriau pasidėsiu į kolekciją ir nusipirksiu va tokį.
kurio man nebus gaila drožti ir aš žaisiu su juo be sąžinės grožio. Kaip susidomėjai, kad čia tavo viso gyvenimo hobis ar kažkada? Žaidimais aš domėjaus nuo tada, kai jie atsirado. Ta prasme, kai aš juos pamačiau, nes pas mus Lietuvoje nieko nebuvo, ta prasme, aš kažkokias pasakas girdėdavau iš draugų, kad ten kažkas iš giminių Azerbaidžane nuvažiavo vienas draugs mūsų kiemo, sako, aš mačiau tokį dalyką, sako. Ir tad sako, kasetę, užkraun žaidimą ir tu televizoriui valdai ten kažką, ten tu gali daryti televizoriui. Mums nešė stogus, kaip tu gali kažką televizoriui valdyti, ten tu rodo, ten filmukus, filmą, kokį ten žinias parodo, kaip tu gali valdyti televizoriui kažką. Galvodom, kad kartais tas draugs ten meluo. Bet, taip įtikinamai pasakodavo. O po to, po kažkiek metų, kai jau perėjome tą Lietuvos nepriklausomybę, 91-ieji, ten 92-ieji, ir 94-3 metais Lietuvoje pradeda figūruoti famiklonai, būtent ką tu neseniai unboxinai. Pavyzdžiui, tokie. Čia yra Lenkijos egzempliorius. Lenkijos. Čia vienas iš brangiausių Lenkijoje egzempliorių. Pegasus vadinas. Pas mus vadindavosi kaip tik nori, Zelitonai, UFO Dandy, kaip vadins, nepagadins. Toks iš senų laikų famiklonas. Famiklonas, nes klonuota nuo Family Computer. Japonijoje atsirado ta konsolė. Čia originalai. Ten Sega Master System, Mega Drive 2, N64 gal tokios dar nesimatęs. Iš Nintendo. Mano draugai, klasiokai, tenais daugiausiai žaidė jau su Sega 16-bit platforma jau. Tik tada, kai jau jie nupigo iki tokios kainos, kad mūsų šeimai nebūtų brangu, tai 100 litų mama davė, sako, nusipirktų tą žaislą, kurio tu norėjai jau tiek metų. Ir tada šitą parduotuvę, šitą į pažastį, ant dviračio, namo, čysis, kai buvo laimės kelnes pilnas ir aš, aišku, tai turėjau tą vieną kasetėlę, tą vieną disketėlę, kuri ten buvo pridėta, ten Mario, ten tankiukai, Dakantas, žinai, su pistolėtu, bet man to daugiau niekad nereikia tuo metu, aš ten turiu savo tą daiktą, kaip mes vadinam, tada paprastas kompiuteris. Kas, kad visi susega žaidė, bet aš dabar turiu savo žaidimo aparatą, aš jau viskas. Aš aišku daug pražaidžiau su tuo aparatu. Kolekcionavimas prasidėjo daug vėliau. Žodžiu, buvo toks laikmetis, kai aš išvažiavau į užsienį padirbėti, į Velsą. Ir tenais mes dirbom prie labdaros. Mes, ta prasme, surinkdavom labdarą, kuri paskui ir Lietuvą parvažiuodavo, ir kitas šalis. Ir tos labdaros maišuose būdavo ne tik rūbai, bet ir konsolės. Ir žiūriu, wow, Sega. Tokia Sega, kurios aš nesu matęs. Tokia raudonais mygtukais. Kas čia per Sega? Kodėl jinai tokiais raudonais mygtukais? Arba tokia Sega. Atrodo kaip Zilitons. Bet čia Sega. Čia real deal. Ir aš suprantu, vieną maišę randu, kitą maišę. Po to kitam dar maišę randu kažką iš Nintendo, iš tų rankinių konsolių. Galvoju, kas čia per dalyks? Ir ten disketė įdėt su Mario. Aš nesuprantu. Tokias disketės statos ir čia atrodo grafika kaip PlayStation. Grinai kaip PlayStation, tik per muilą. Taip, žiūrėtum, kaip PlayStation žaistum per muilą. Sakau, kaip įmanoma į tokią disketę sukišt PlayStation grafiką? Klausyk, sakau, ką aš dar nesu matęs. Ir man žiūr, kad tas hobis, kuris man yra dūšio, žinai, toks mielas, jisai yra kažkoks nenišinis, kur aš galvoju, kad aš vien, žinai, mėgstu tos senus žaidimus. Aš galvoju, kad aš toks vienas pasaulyje, žinai, toks jau kažkoks crazy, žinai. Man patinka kažkokie Sega žaidimai, 8-bitai žaidimai, kad čia yra bendruomenės susidariusios, pavyzdžiui, užsienyje, ne? Kažkokie kanalai, kažkokie ten žiūri žmonės, ten rašo komentarus, aš ten angliškai skaitydavau. Kaip žmonės gėrisi tai žaidimai, žinai. Aš grinai, kaip aš, žinai, jaučias, aš tą jausmą jaut per tos komentarus, per tos video. Ir man pasidarė įdomu. Tada aš jau turgui randu šitą Sega Master System, čia yra 8 bitų. Klausiu, kiek čia kainuodavo, čia kažkiem laužynė, žinai, randu, sako 20 litų. Ir nusipirkau, ten buvo tik tai plika konsolė, tik tie du žaidimai. Ir po to aš padėjęs namo pasižiūriu, ten ką aš čia radau. Wow, žiūriu, kad čia tas 20 litų yra kaip centai, kad ką aš sumokėjau už tą konsolę. Excited, žinai, toks azartas, žinai. Aš tai pigiai nupirkau, žinai, tokį brangesnį daiktą ir gana toks, kaip sakyt, nėra jisai ten kasdieną randams, ypač Lietuvoje. Va taip ir prasidėjo ta mano, kaip čia pasakyti, grįžtant prie tos kolekcionavimo aistros, kad aš pamatau kažką. Aš jau noriu to, nes aš to nepatyriau. Ir aš pradėjau viską rinkti. Jau 15 metų. Va taip ir sukuos. Mūnė, aš tavęs paklausiu, tu žinai, kas čia? Vinilai, ne? Vinilai, nespėtum. Bet čia filmų. Tavo žiūrėvėlė galės susipažinti su medija, kurios galbūt nėra dar matęs. Tai va, žiūrovėliai, behold, čia yra kompaktas. Visi žino turbūt, kaip atrodo CD. Taip. Bet va čia yra mega CD. Ir per jį gali žiūrėti filmą. Kas yra įdomiausia, kad čia yra analoginis video, čia neskaitmeninis. Matai, kokie pulteliai, žiūrėk, čia yra tokie pulteliai, kad nepasimestų nuo konsolės. Kokioj daugiau konsoliai tokį privalumą esi matęs nuo drabužių, va, tie visi plėštukai, va.
Tai va, čia yra autentika. Čia prilimpa prie... Taip, prilimpa. Nu, dabar jau biškai, žinai, čia 40 viršum konsolė metų. Jau 80 metų gamybos. Mes dabar va tą žaidimą ir pažaisim. Čia viena iš pirmųjų, kur dar nebuvo grafikos, valdyti reikia su šito potenciometru. Čia ne koks joystickas žiūrovėliai. Čia yra potenciometras kaip garso reguliatorius, equalizeris ar dar kaip jūs norite taip vadinkit. O čia yra paprasčiausias mygtukas, knopkiukas, kuris nieko čia ypatingo nedaro. Restartuoja, pavyzdžiui, žaidimą. O taviškis paspaus taviškį, ką daro? Nieko nedaro. Jo. Čia yra vartininkas ir tu esi vartininkas, bet tuo pačiu tu esi playeris, prie manęs jau puolėjas. Puolėjas, taip. jo. Ir aš tuo pačiu esu vartininkas, pas tavęs jau aikšteliai puolėjas. Ir dabar mes turim viens kitam įmušti smūgį, o čia va rašo rezultatą. Matai. Viskas. Ir svarbiausia, geras lošimas. Koks mėgstamiausias tavo žaidimas yra? Vienintelį žaidimą visam likusiam gyvenimui. Ir tai būtų Eliminator Bauduel. Čia mano mėgstamiausias, ko gero žaidimas, azartiškiausias, galima sakyti, ant 8 bitų, įsidėjai ir tau smagu iš karto. Lenktynės, azartas, įdomus, viską pamatysi. Va, turbo pasiėmė, gali ant objektų šokinėt. Kaip? Va, pavyzdžiui, va taip pabandyk. Opa, hoba! O, matai, Pamela Anderson nudaužai ką tik. Nudaužai, išgelbėjau. Nu, sakykim, kad išgelbėjai su kateriu ją pervaždamas. Ačiū, taip keičiasi vis. Jo, va tas ir yra. Kai aš pirmą kartą žaidžiau tą žaidimą ir kai iš va tokio vaizdo jisai persimetė į tokį, kaip sakant, trečios mensane, tai čia buvo visai, kas kita. Čia yra visai next level. Kaip taip gali greitai žaidimas iš top down, sakykim, kaip dabar jau žinau tą pavadinimą, į trečią asmenį pereit. Nu, čia žiauriai cool. Tai buvo vienas ryškiausių, didžiausių turgujus, interakcijom gan dideliom, kai tu su malūnsparniu gali paskraidyti, iš turgaus pakyli, apskrendi Rietavą visą ir vėl turgaus aikštelį ten nusileidi. Su malūnsparniu? 10 litų sumokė žmogus. Nu. Oho. Ir kai mes vaikai atėjome į tą turgų ir norėjom su to malūnsparniu pakilt, mūsų neįleido vien dėl to, kad su mumis nebuvo tėvų. Koks buvo liūdesėlis. Nu ką, tikiuosi keliai dar suves kada nors. Aš nežinau, ar mūsų suves, bet pažinti tokį žmogų, įdomu, mokantį bendraut, išklausyt, mano nesąmonių visų, tai yra kažkas fantastiško. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Geros dienos, gražaus gyvenimo. Geros tau veiklos dar ir stiprybės. Stiprybės dar šiam vakarui, nes tu dar turi atlaikyti tą šokį. Likus nei daug nei mažai, maždaug 8 valandom iki turgaus, susirašėm su tokiu vaikinuku, pasakydavo, kas kur kaip vyksta dėl turgaus. Dabar konsultacija ir tada į šokius. Papasako, ką tu veiki šeštadienio vakaro ofise. Tokią mažą įmonę, nežinau, sąlyginai mažą. Vežam automobilius iš Amerikos, tai esam tarpininkai visam šitam procese. Randamės Rietavę. Nors čia klientų mažoka, bet dirbam su visa Lietuva, visa Europa, tai susirenka šioks toks tas klientų ratas. Aš studijavau Vilniui, bet pamačiau, kad studijas ne man. Tai grįžau čia ir aš kažkaip supratau, kad noriu bandyti su to verslu augti, tobulėti, šaknis mano čia, tėvai čia, vaikas čia, tai čia ir kuriu savo kažkokį verslą, bandau suktis ir kažkaip gaunasi. Gaunasi, ne? Gaunasi. O apie Rietavo turgų. Esu ir pats prekiavęs, prie važiavimo į turgų bus informacijos pastatas. Prasineši, ką tu pardavinėjai, ir jie tau priskiria vietą, tu nueini, atsistoji ten, susitvarkai tą vietą. Aš iš vis galvoju, gal tu bandyk prisitrinti prie ko nors. Man siūlė, kur pardavinėja vaisius. Tie su daržovėm vaisiais, kur užsiema, tai jie labai gerai vieta būtų. Tau realiai visas žmonių srautas kliūtų. Eik ten, kur yra žmonių, tada tikrai parduos. Kelintą valandą reikia. Tu jeigu dabar nuvažiuotum, tai jau ten rastum prekybininkų. Ką? Jo. Pavyzdžiui, jie tokiu laiku atvažiuoja, išsikrauna prekes ir miega tos autobusiukuose, nes ten turgus prasideda nuo kokių 7, pusė 7. Aišku, dabar tas turgus yra sumažėjęs, ten nepalyginant, kas ten buvo prieš 5-6 metus, ten, nežinau, čia būdavo mūsų kraštų Akropolis, vadinkim taip. Jeigu pigiai parduodi, tai pirks bet ką. Informacija bus sužinota, biški nuramino, kad nereikia 5 ryto būt ir einu dabar į šokius.
galim paploti. Atpažinau, nes seku, mūlis. Ar čia žino kas nors? Ar čia žino? Ar žino? Pakelkit rankas, kai žino. Ar esate žiūrėję? Emigrantus. Emigrantus, jo, esate žiūrėję emigrantus. Tas pjaustytojas. Rytoj išvykstu, rytoj būsiu dar Turkui. Tai ačiū Jums, gražaus vakaro. Šokime toliau! Dabar metas ilsėtis, rytoj svarbiausia diena. Sveiki, labas rytas. 7 diena, turgaus diena. Rytas sunkus, bet tokia jau turgaus gyvenimo dalia. Lėtas buvo išsibūdinimas, bet greitas pasiruošimas. 6:30. Varau, gal spėsiu jau, kad 7 būčiau susiruošęs, kas visai neblogai. Iššokau savo prekeivio rūbelius, Gucci. Visiškai produkcija natūralią, originalią. Labas, Aušra būsi. Nu žiūrėk, aš nežinau, tu čia gali ant kampo, mes turim stalą apvalų, jeigu tu nori, ar tu nori su mašina. Ne, nebūtinai. Nes, pavyzdžiui, aš stovi ten kažkur kitur toliau, bet ten žinok nėra tiek žmonių. Nu čia yra realiai pati pirmoje. Bet šiaip tu labai anksti atvažiavai iš tikrųjų. Tikrai? Žiauriai anksti. Aiktų. Mes dabar patys, kad... Aš iš viso bėjau, aš 5 galvojau, keltis tiksliau atsikėlti. Ir iš Rietavo važiuoti. Kodėl man sakė, kad kažkas nakvoja per naktį ir laukia turgų? O tau rimtai taip sakė? Kas taip sakė? Vienas žmogus, kuris irgi prekiaudavo. Kuris dabar jaučiu miegą skaniai. Taip. Ne, anksčiau tai būdavo, žinok, prieš kokį 15-20 metų, tai tikrai tai būdavo, mes ir patys esam nakvoję, bet... Pasikeitė laikai, ne? Aš žinai, ką varau? Bet tu apsimok važiuodama namo. Ne namo, aš varau pasipildyti vandens. Tai ką aš ten buvau vienu momentu 5 žadintuvą užsistatęs. Kas man dar labai patinka apie Rietavą, kad jisai yra prie pat jūros. Ir štai koks įspūdingas saulėtekis prie pat jūros. Atlėkiau pasipildyti stebuklingo vandens atsargomis, o kas jeigu išpirks? Kaip dzūkai, o gal ir žemaičiai sako, geriau liktų, nei pritrūktų. Nuo traumų, nuo galvos skausmų, nuo mirties tinka sergantiems su prostata, sportuojantiems tinka ir nesportuojantiems. Produkcija natūralią, originalią. Viskas pilnai papildyta, stebuklingas vanduo, padažų žmogus atsiuntė, kompaktai, rankšluosčiai, stebuklinga beržo šaknis ir dar produkcija iš Temu. O dabar jau pakliuvau, jau per vėlai atvariau. 2 eurai? O neklausėt, ko prekiauju? Prasidėjo prekyba, nežinau, prie įėjimo esu, žiūrim kaip čia eisis, daug eismo, ar čia kas norės prie vaisių mano produkcijos. Kažką pirksit? Noriu. Kokia kaina ir... Eurą. Pirma prekė parduota. Pirkit, vanduo stebuklingas. Ne? Bet pasveiksite, jei sergat. Pirksit gal stebuklingą vandenį? Ne, nuvažiuoju parsivežti. Nu, bet nereiktų važiuoti. O kokie tai stebuklą? Gydo nuo visų ligų, ilgamžiškumas, suteikia gyvybės, nuo inkstų ligų, nuo akmenų, nuo kaulų uždegimų, nuo skrandžio opų, nuo padidėjusio kraujo spaudimo, nuo pulso per didelio. Ilgamžiškumą suteikia, švytinti odą pasidaro. Nuo meilės? Nuo meilės? Nuo meilės aštrių padažų, jei norit. Aistros, kad užkurtų biškį. Žiūrėkit, stebuklingas vanduo. O ne, čia Uspaskichą. Ne, Uspaskichą. Specialiai iš Raseinių. Iš Raseinių dėl vandens? Tai jeigu toks stebuklingas.
Pirmas vanduo nupirktas. Yes. Visokių yra. Visokių yra. Žalių, fioletavų, rudų. Gerai, žinokit, naudojasi. 100% iš kažkokios medžiagos. Tie mažiukai po kiek? Viskas po eurą. Nu tai mažiuk staigiau, po pusę eurą. 2 už eurą. Už eurą, nai. Nu, imsit, ne, išlygiai. Nu gerai, ačiū labai. Savivaldybė, jūs patraukėte. Taip. O jaučiu gauti mokesčių? Ne, norim įteikti apie Rietavą knygą. Jo, kad padėkoti už gražią idėją. Ar tu norėjai kažką pirkti? Ką žinai? Ką norėjai? Rankšluosčiai, stebuklingas vanduo, išgersi, niekad nenumirsi. Ir kompaktai. Kompaktai, ne? Kompaktą. Stebuklingas vanduo. Iš krano. Ne iš krano, iš šaltinio. Stebuklų. Tai sula. Nesula vanduo. Tikrai galit paragauti. Už euriuką. Visokių yra, pirkit. Euras. Euras. 2, ne? Nu, tokai bus pigiai apsipirkus pasiksiu. Pigiai čia? Taip. Ačiū. O po kiek eina? Po 5? Laiminga. Po 5. Po 5? Kokiai meč? Dar? Laiką ką? Division size iš tikrųjų. 4? Taip, sakei. Sakiau 5. Sakei, už 4 atiduosi nueinant. A, jo. Aš atsimenu. Čia mano muzika, bet aš nerekomenduoju klausyti, labiau toks pasidėti. Bet šiti labai geri. Ir virtuviai, ir svečiam, jeigu atvyko. O čia net nežinai, ne, gal koks mažiau aštresnis. Tas gal pagal spalvą. Na gerai, paimam rankšluosčius ir paimam. Tarkim, neaštresnį. Neaštresnį, ne? Tai čia man atsiuntė Kanda Žanda padažiukus. Stebuklingas vanduo. Eik tu šiek sako. Kokie? Piet. Paminkštinsim. Nu kuo tu paminkštinsim? Minkštiklį. Va, žiūrėkit, toks minkštis. A jie po eurą tikrai? Taip. Iš kur tu čia parvai? Iš Skandinavijos. Nebejuoki. Gerai, duosiu tą eurą tau Skandinavijos. Ar kokį dar gal turi? Turi dar. Pažiūrėk, gal tas. Minkštas. O žiūrėkit, koks didelis, didžiausias pats. A jis plovai bent jau Skandinavijos. Ne, reikės, žinokit, jums įsiskalbti. Reiks įsiskalbti, žinokit. Bet pats didžiausias. A nori tokį? Ką? O gerai. Nu, bišk paplyšęs. Jo. Euras, bet vis tiek. Nu jo, šitas paplyšęs. Paplyšęs. 5 centų. Nu, gerai. Labą dieną. Paimk. Tas euras, tas 5 euras 5. Ja, imk. Bet aš... Porą kompaktą paimu, gerai? Pala, gerai. Ačiū labai. 8 perkat, jūs daugiausiai. Nu, šitų... Dėja, nu va, beveik išsiparduosiu. Tai man tada duok tą česnaką, tą padažą. Ta? Jo, ir šitą, ir muzikos tą savo kompaktą, rankšluosčių. Ir vandens gal tada? Nu, gerai, jau prie tą pačią. Stebuklingą vandenį paėmė žmogus. Dar vienas vanduo išėjo, ačiū jums. Sunkiai einame, daugiausia pastangų buvo, bet tai ačiū labai. Dėkui jums. Rankšluosčiai už eurą, stebuklingi. Nuvalo net raukšles. Stebuklinga valanda, dabar viskas pusę kainos. Sveiki. Bilešas. O ne? Kavos, Rietavo tradicija, bilešas ir kavos. Čia man tu dovanoji? Ačiū labai, ačiū. O čia jūsų kolega gal? Jo, mūsų kolega darbuotojas. Stebuklingas vanduo. Visus norus išpildo. Taip. Turtingas jei nori, tai išgerėt. Kažkodėl pats čia sėdė, jeigu taip jau auksinis vanduo. Kokia čia kais tada? Nes... Tu man pasakyk tada, jeigu viską išpildo. Taip. Tai kokia čia velnė sėdė? Tai mano svajonė, aš paprašiau, kad čia sėdėčiau ir tokį ir išpildymą. Tai tada žmogus esi. Tikrai? Beveik viską išpardaviau, bet dar yra stebuklingo vandens. Mes norim kompaktą. Diską? Gerai. Ačiū, ko mes dar norim? Mes norim. Gerai, be problemų. Esam fun girl. Jo? Jo, žiūrim. Viskas paskutinis, žinokit, vanduo šiandien.
Sveikatos jums. Nu, ačiū labai jums. Viskas išpardaviau vandenį stebuklingą. Šitie žmonės nupirko paskutinius mano skudurėlius, paskutinės prekes, tai ačiū jums. Užsibaigė mano prekyba turgui. Pardaviau ir vandenį, ir gumbą beržo, ir stebuklingus skudurėlius. Viską. Priglaudė mane fruitona ir kadangi vaisiai labai einamas dalykas, nes ir į parduotuvę ateini ir pirmiausia vaisiai į priekių, tai labai greitai viską įsipardaviau. Ačiū jums labai. Pagaliau yra kambariokai, visą savaitę nebuvo, tik pirmą dieną buvo. Ačiū už priėmimą, buvo labai smagu. Ačiū tau. Ačiū tau. Iki kitų kartų. Laktuvės, taip, važiuok, linkėjimai, ate, Gabrieliau, ate. Viskas, ypatingai nuostabi savaitė baigėsi. Tikrai toks netikėtai puikus, nuostabus laikas buvo Rietave. Vėlgi, išvada, kad savaitės per mažai aplankyti viską ir nuveikti viską. Tikrai veiklų pilna. Turėjau tokių veiklų, kur turbūt gyvenime niekur kitur nepatirtum. Sutikau labai autentiškų žmonių. Tai galite pasidalinkite šitą įrašą kur nors grupėse, Facebook'e. Jeigu pirmą kartą prisijungėte prie šito kanalo, prašau pasubscribinkit, palikit komentarą. Jį skaityti įdomu tiek man, tiek manau vietiniams, kas jums patiko čia, kas nustebino, ar vyksite pažiūrėti patys. Ačiū visiems Rietavos žmonėms, visi, kurie prisidėjo, siūlė vietas, pavalgydino, pakalbėjo, papasakojo, padėjo su nakvynė. Ačiū Gabrieliui ir Monikai ypatingai. Prie to pačio pabaigai norėčiau pakviesti, jeigu norite prisidėti Patreon ar Contribui. Sugalvojau, kad turbūt ilgesnius tokius nemontuotus pokalbius su savo šito video herojais pasidalinsiu ten. Pasekite mane Instagrame, ten visada realiu laiku matysite, kur aš esu, kur keliauju, nes visada traukiu tik prieš kelionės pradžią, kur apsistosiu. Tai jūs žinosite pirmieji, galėsite kažką pasiūlyti. Susitiksim po kažkurio tai laiko, po montažo, po kitų darbų apsidirbimo, nes būnant čia visas kitas gyvenimas sustoja. Tikiuosi, susakiau viską. Sėkmės, ačiū jums, iki.